Aš kiekvieną knygą rašau kaip paskutinę. Gal atsimenat savo kokį nors pirmą sakinį parašytą? Jūs galėsit perskaityti ir pažiūrėti, ką Gerai, tikrai randa. Vat savivaldybė mums buvo leista žaisti. Tai knygą užverti paskutinį puslapį ir eini googlinti. Jeigu nueisit į laikrodžio muziejų kiemelį, jūs pamatysite vieną plokštę, kur parašyta: atidaryti 2052 rugpjūčio 1 dieną. Gamta pradeda kopijuoti pati save. Sveiki visi, čia Vakarų Ekspreso tinklalaidė Laikas Klaipėdai. Šiandien tinklalaidės viešnia yra rašytoja klaipėdietė Jolita Herlin. Labą dieną, Jolita. Sveiki. Pasakiau klaipėdietė, nors jūs šiuo metu negyvenat Klaipėdoje, bet jūs klaipėdietė. Aš klaipėdietė, nors ir negimiau Klaipėdoje, gimiau Vilniui ir kai man buvo 2 metai, tėvai persikėlė į Klaipėdą, nes gydytojai pasakė, kad man reikia jūrinio klimato. O šiuo metu aš gyvenu Hamburge, tiesą pasakius, iš pradžių 5 metus gyvenau Kopenhagoje, tai jau 20 metų ne Lietuvoje, bet širdį visiškai ir išlikau klaipėdietė. Kaip suprantu, tai dažnai ir lankotės, ar ne? Na, nelabai dažnai, gal porą, trejetą kartų metuose, labai norėčiau dažniau, bet šeimai taip pat reikalinga. Matyt, niekas dėl to nesiginčia. Kokie vėjai dabar atpūtė? Iš dalies lankau tėvus, anūkus ir kartu pristatau knygą, savo naujausią romaną Nepažįstamoji. Naujausias romanas, kiek iš jūsų esate parašę? 14. Oho, tai jūs produktyvi rašytoja. Gyvenimas privertė. Aš tikriausiai viską visada darydavau produktyviai. Taip pat ir gyvendama Klaipėdoje, kai turėjau įvairiausių užsiėmimų darbų, manau, tada vietos romanams nebūtų buvę, nes tiesiog degiau, gyvenau vienu ritmu su miestu ir dabar tikriausiai lygiai taip pat rašau romanus. Bet romanų rašymas tai yra vis tiek tokio vienišio teritorija, kai tu užsidarai, išeini į paralelinę realybę. Žadėjau paklausti, kaip jums ten sekasi su mūzom susikalbėti. Mes žinom tą tokį stereotipinį įvaizdį rašytojo, kuris kur nors namelyje prie ežeros pasistatęs rašymo mašinėlę, atsidaręs langą. Ar čia bent kažkiek bendro turi su jūsų rašymu? Niekaip ne apie mane. O kaip apie jūs? Apie mane. Rašau rytais, turiu savo kambarį, biblioteką ar darbo stalą, rašau kompiuteriu, nors pirmasis romanas gimė prie valgomojo stalo, nes dar neturėjau savo darbo vietos, niekada nerašau ar kavinėse, ar dar kažkur. Tai man tai yra toksai procesas, užsidarau, kad būtų tylu, nereikia jokių kitų ritualų ir jeigu pradedu darbą, tai jau rašau kiekvieną dieną. Bet tai būna ilgas procesas, kol aš įsibėgėju ir nusprendžiu, kad rytoj pradedu, iki to seka dar kitos stadijos. Bet jūs esate iš tų rašytojų, kuriems disciplinos šiek tiek reikia? Aš pati savo tą discipliną diktuoju, nes aš nelaukiu įkvėpimo, aš manau, kad įkvėpimas ateina bedirbant ir kad valia ir užsispyrimas yra labai svarbus viso šito proceso dalykai. Įkvėpimo, sakėt, pirmą kartą atėjo prie valgomojo stalo? Ne prie valgomojo stalo, atėjo po ginčo su mano vyru, kadangi mano visas gyvenimas taip pasisuko, kad po 40 teko pakeisti ir šalį, ir ištekėti, ir susilaukti po 20 metų dar vieno sūnaus. Ir kai mes su vyru persikėlėm į Vokietiją, man atrodė, kad dabar, kad aš jau tiek visko padariau, tiek visko pasiekiau, kad dabar man užtenka būti gerai žmonai, gerai mamai ir tai yra didžiausias iššūkis. Bet mano vyrui taip nepasirodė. Jis pasakė, o ką tu žadi prasmingo nuveikti per ateinančius 20 metų. Čia buvo ginčo pradžia? Taip, ir aš truputį įsižeidžiau, man atrodė, negi neužtenka, kad aš šiaip naujoj šaly, kaip aklas kačiukas, turiu išmokti kalbą, priprasti, susirasti sociumą, sukurti naują gyvenimo erdvę.
Čia pakankamai veiklos. Nu, taip, bet jam pasirodė, kad tai nepakankamai prasminga veikla. Na, va, ir aš tada sėdau ir sekančią dieną atsivertusi kompiuterį pradėjau rašyti. Bet rašymo praktikos aš prieš tai turėjau, tik tai ne romanų. Ką rašydavot? Straipsnius, tiek į Vakarų Ekspresą, tiek į Klaipėdą. Klaipėdai buvo toksai Gaublio priedas ir tenai rašydavau apie keliones, o į Vakarų Ekspresą aš rašydavau, buvo tokia rubrika Sveiki atvykę. Aš kalbindavau užsieniečius gatvėse Klaipėdos ir klausdavau, kaip jiems atrodo Lietuva, ką jie galvoja apie Klaipėdą, kuo skiriasi. Kuris čia laikotarpis? Čia yra 2002-2004. Ką tada galvodavo užsieniečiai apie Klaipėdą? Neprisimenu. Mano gyvenimas tiek pilnas įvairiausių įspūdžių, ar ne, kad ką jie galvodavo, man sunku prisiminti. Nes aš gyvenime tiek dariau įvairiausių veiklų, kad viską prisiminti labai sudėtinga. Bet man buvo labai įdomu. Gerai, grįžkim prie rašymo. Tai turėjot rašymo patirties, ginčas su vyru ir tada gal atsimenat savo kokį nors pirmą sakinį parašytą. Žinote, žinau, dėl ko klausiu. Jūsų beje, jūs rašot moterims, ar aš teisingai supratau? Jūsų auditorija kas yra? Pagrindinė auditorija yra moteris, bet aš labai nustebusi Vilniaus knygų mugėje, kai prieina vyrai ir sako, aš perskaičiu visus jūsų romanus. Aš tada sakau, tikrai, nes jie galbūt taip susipažįsta su moters pasauliu. Gali būti kelias, nors, kaip sako, ne mums suprasti, bet pabandyti vertę. Jūs galėsit perskaityti ir pažiūrėti, ką gerai randa. Tai būtų pirma knyga jūsų, kurią aš perskaičiau, nuoširdžiai prisipažįstu. O kodėl klausiu apie pirmą sakinį, aš jau neatsimenu, žinokit, kur aš girdėjau, skaičiau, irgi matyti yra ką veikti gyvenime, kad neatsimenu, bet kad viena jūsų knyga kažkuri prasideda taip. Mano gyvenimas buvo visiškas šūdas. Ar čia teisingai? Tai buvo, prasideda kitaip. Kaip? Mano gyvenimas buvo mėšlo krūva. Ir tai yra vyro žodžiai. Nes kartais rašau iš vyro pozicijos. Taip, tai yra knygoje Angelai neverkia. Čia vyras apie savo gyvenimą, taip sako. Moteris tikriausiai niekada nepasakytų. Aš niekada taip nepasakyčiau apie savo gyvenimą, kad tai jis yra mėšlo krūva. Gerai, o vėlgi grįžtam prie rašymo, ar ne? O kaip yra su visi yra romanai, ar ne? Žanras yra romanai. Kiek į tuos romanus įdedate, nežinau, žmonių į savo aplinkos, detalių į savo gyvenimo, kažkas iš labai 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 arti. Yra tokių? Žinoma yra. Viskas, kas vyksta aplinkui, kažkaip vienaip ar kitaip transformuojasi ir nugula į knygas. Netgi mano pirmoji knyga, 3 mano vieninteliai. Tai iš tikrųjų, nuo ko aš pradėjau, tai buvo prisiminimai apie Klaipėdą 94 metais. Viskas, kas ten vyksta, tai yra ir kurpiai, ir tie pirmi užsieniečiai, ir Raminta, ir Bonton, tuo, ko aš gyvenau savotiškai, man norėjosi kažkaip tai sudėlioti į istorijas ir įamžinti. Netgi tada Vytautas Grubliauskas buvo tiesiog kongas ir grodavo kurpiuose, tai irgi mano epochos dalis ir šokdavo mes ten ir ant stalų, ir tarp stalų. Ir man norėjosi sudėti tai į romano formą. Ir taip įvairiose romanuose skirtingos šalis atsiranda, jos yra tos, kuriuose aš buvau, ir skirtingos patirtis. Pavyzdžiui, čia, kai prasideda kiekviena, pas mane nėra taip, kad aš turiu daug idėjų ir vis galvoju apie ką, galbūt parašysiu apie tai, gal apie tai. Ne. Kai aš parašau knygą, aš tampu baltų lapu, tuščių lapu. Bet visiškai nėra jokių minčių. Šiek tiek įsiterpsi. O taip. Tai čia matyt nuo žmogaus būdo priklauso, bet jūs nesijaučiat, kad tiek daug netgi asmeninės patirties, kaip suprantu, įdedat, nesijaučiat, kad per daug atsiskleidžiat, kad jūs dabar, ne tai, kad baltas popieriaus lapas, jūs visiems kaip ant delno, tie, kurie skaito. Tai visai nėra absoliučiai autobiografijos
ar ne? Tai yra labai skirtingi dalykai. Nu, pavyzdžiui, mane vis paskutinė knyga, kadangi yra antrininkų tema, staiga vienais metais pradeda visi Hamburge maišyti žmonės su kažkuo, ar net sustabdo automobilį, šoka, apkabina, ar ne paplūdimėje prieina, kalbina ir galvo, kodėl šita tema ateina, kodėl ta tema. Ir tiesiog ateina kaip tema, kurią pradedu domėtis. Nes dabar man rašymas tai yra nauja sfera patenkinti mano smalsumui ir pasidomėti tam tikrą temą. Pavyzdžiui, Gėdos vaikas yra apie juodaodžius vokiečius. Tai dažnai manęs paklausia, o jūsų vyras juodaodis? Kodėl aš atrodo rašau apie juodaodžius vokiečius? Tiesiog taip nutiko, kad tuo metu, kai pradėjo gimti šita tema, kalbu su viena mergina, jinai pasakojo apie savo vaikystę ir jos juodaodę draugę ir aš galvoju, iš kur tie juodaodžiai vokiečiai Vokietijoje atsirado. 20 amžiaus pradžioje pradedant. Aš pradedu domėtis, kelti archyvus ir visą tai išversti į romano kalbą. Tai, bet vis tiek tokia nėra visiška fikcija, ar ne? Nes įdeda darbo analizai daug kaip sakant. Ne, taip, nes man tai įdomu. Tai yra būdas susipažinti su pasauliu ir naudingai susipažinti. Ne tik savo, bet ir kitiems. Todėl man knyga turi turėti pridėtinę vertę, kad žmogus, kuris skaitydamas, jis gali keliauti lengvai, kaip nuotykiaudamas ar ne romano puslapiuose, bet gali nerti į visai kitus gilius, į psichologinius. Paskaitai knygą, užverti paskutinį puslapį ir eini googlinti. Ne, skaitant jau reikia, bent jau pavyzdžiui šitą. Nes pavyzdžiui labai šitoje knygoje rašau apie vieną kanadiečių fotografą, kuris nuo 2000 metų pradėjo fotografuoti antrininkus. Ir jų dabar yra nufotografavęs apie 250 porų. Nuo ko jis pradėjo? Jis tiesiog atvažiavo netyčia vieną dieną į miestą, nuėjo į barą ir, aš sako, barmenui, kokį čia man vyną išgerti? Baltą, raudoną. Ir barmenas sako, aišku, raudoną. Sako, kodėl raudoną? Nu, tai jūs visada geriat raudoną. Sako, iš kur jūs žinot? Tai jūs čia kasdien lankotės. Jis pirmą kartą buvo tame mieste. Jis taip susidomėjo antrininkais. Paskui, po radęs 5 poras, įkalbėjo žurnalistus paskelbti apie savo projektą. Ir tai pradėjo pas jį plaukti poros. Tada, jeigu pamatysite nuotraukos, juodai baltos nuotraukos, jos yra neįtikėtinos. Jo darbai susidomėjo Leukemijos institutas Barcelonoje, kaip yra iš tikrųjų su tais antrininkais. Paėmė panašiausių 30 porų. Čia jau medicinos mokslas? Taip, viskas. Man gyvenime įdomu viskas, ar ne? Ir pradėjo tirti. Pasirodė, kad antrininkų yra ir tie patys blogi įpročiai ir dažniausiai išsilavinimas, tas pats ir šeiminė padėtis. Čia vienas dalykas. O antras, kad yra ir kažkokių tai genų panašumai, nors yra jokių giminystės ryšių nėra. Ir labai įdomu, prie kokios priėjo išvados dabar jau ir mokslininkai. Taip, nes iš pradžių mane domino visos tos teorijos, kad jeigu sutiksi antrininką, kažkas turi mirti ir visas taip toliau jie egzistuojančios. Ir ką jie nutarė? Jie nutarė, kad gamta pradeda kopijuoti pati save. Čia buvo toks mokslininko, reiškia, sprendimas. Ir buvo kelios labai įdomios bylos Vokietijai su antrininkais. Čia irgi mane paskatino, bet dabar ir visi šitie dalykai kažkaip tai sugula ir įsitraukia į istoriją. Tai žiūrėkit, tai jūs inspiruoti, kaip suprantu, gali bet kas. Jūs tiesiog su manim galite kalbėtis ir tada galite parašyti, jau kilti užuomazgą kažkokią. Tikriausiai jau bijosi skaityti sekantį romaną, nes galite patekti jį. Jūs pagaunat save, kad jūs tą naują idėją tiek užvaldo, kad jūs galbūt, nežinau, gal jūs nepastebit kažkokių kasdienių dalykų, kažkokią tai tampat įsiblaškis arba netokia dėmesinga tiem dalykam, kuriem įprastai esate dėmesinga. Yra taip? Ypač pradžioje vyras man sakydavo, sugrįžk į šeimą. Nes nesvarbu, ką aš darau, aš gyvenu galvoj, ar ne, aš galiu to laiku dulkes valyti, indus plauti, geriausiai mastosi, kai plaukiu baseine, arba vaikštau, arba kai su vyru už nugaros sėdim ir važiuojam motociklu, tada man geriausiai mintis. Dabar jis jau įprato prie to mano proceso, bet vis tiek viskas taip ir vyksta. Todėl, kodėl aš sakau, kad aš nelaukiu įkvėpimo, bet kai aš pradedu rašyti, jau kai būna surinkta medžiaga, ar ne, kai maždaug įsivaizduoju siužetą, aš jaučiu tarsi
mano galva įkišta į kažkokį paralelinį pasaulį, aš stebiu kaip kamera ir užrašinėju. O kūnas jau atlieka ten visus buitinius dalykus, automatizmo tvarka. Aišku, būna tada įvairiausių situacijų, kad reikia sugrįžti ir būti sąmoningai čia ir dabar. Jolita, jūs sakėt, kad rašydavo taip į vietinius laikraščius, bet kiek bent jau aš atsimenu, tai jūsgi dirbot ir tokį darbą, kuris atrodo visiškai priešingas dabartiniai jūsų veiklai. Tai jūsgi dirbot Klaipėdos savivaldybėje, tarptautinių ryšių skyrių, kiek pamenu. Taip. Tai man tas virsmas labai įdomu, kai jeigu taip jau visiškai primityviai kalbant, tai iš biurokratijos į kūrybinį pasaulį, kas atrodo neįmanoma. Jūs tas stebina kažkaip ar ne? Visiškai nestebina, kadangi to laiku biurokratijos buvo mažiau ir tai buvo visiškai kūrybinis procesas. Savivaldybė. Taip, savivaldybė, tarptautinių ryšių skyriui buvo puikiai mūsų komanda ir mums buvo leista fantazuoti ir daryti, ką norim. Tiesą pasakus, Lietuva dar nebuvo Europos Sąjungoje, bet Klaipėda jau buvo gavusi Europos prizą. Už tai, kad mes buvom su savo idėjom europietiškiausi. Ir viena klasė mokyklos keliavo į Strasbūrą ir Briuselį susipažinti su Europos Sąjungos institucijomis. Arba pavyzdžiui, kai Klaipėda šventė 750 metų jubiliejų. 2002 metų. Taip, prisimenat galbūt, ar ne? Ir mes galvom, kuo čia nustebinti. Ir staiga mums gimė idėja, pakvieskime visų šalių prezidentus aplink Baltijos jūrą. Visi galvojo, bepročiai, ar ne? Kas čia važiuos? Ir ką? Mes pakvietėm ir atvažiavo 4 prezidentai. Buvo ir Estijos, ir Latvijos, ir Lenkijos prezidentai atvykę į Klaipėdą. Kai turi idėjų, ambicijų, ar ne, tu gali kurti bet kurioje vietoje. Galbūt dabar nebe. Aš kalbu apie Klaipėdą prieš 20 metų. Nes aš prisimenu tokį dar vieną labai įdomų dalyką. Kadangi buvo sunku sudėlioti tą programą, galvojau, o kai Klaipėda švęs 800 metų. Reiktų galbūt padėti tai miesto tarybai, kad iš karto įtraukti kažką tai į programą. Ir tada man gimė tokia idėja, kad tų metų 11-okai, tada buvo 11 klasių, parašytų Klaipėdos viziją. Klaipėda po 50 metų. Užrašytų savo kodą asmens, nes taip galima būtų identifikuoti. Aš pagalvoju, jiems tada bus 68 metai, tikriausiai daug kas bus dar gyvų. Ir parašiau laišką būsimai miesto tarybai, kad turi atrasti geriausią pranašą. Kas geriausiai išpranašavo Klaipėdos ateitį. Tai dabar yra tuometinių 11-okų darbai kažkur archyvuoti ir... Ne. Jie yra laikrodžių muziejų kiemelyje. Jeigu nueisit į laikrodžių muziejų kiemelį, jūs pamatysite vieną plokštę, kur parašyta: atidaryti 2052 rugpjūčio 1 dieną. Ir tenai yra nerūdijanti kapsulė ir tenai yra tie darbai. Pavyzdžiui, Vasilijus Safronovas, istorikas. Jis tuo laiku buvo 11-okas, tai man būtų labai įdomu, ką jis parašė. Aš vėlgi neklauskit, ką jie parašė, aš tada parašiau straipsnį į Mokslo ir gyvenimą apie tuos darbus, visus juos perskaičius, bet žinoma, vėl nieko neprisimenu. Bet tai nesvarbu. Šitą vietą reikia saugoti. Aš to fakto, tiesą pasakęs, nežinojau. Ir ją reikia... Kažkas naujo apie Klaipėdą. Labiau negu didžiausią kultūros paveldą reikia saugoti tą vietą, tą plytelę, kad nedaug dėt ten kažkas kažko nepadarytų, nes ten slypi lobis. Taip, be galo įdomu, ar ne? Nežinau, ar sulauksiu tų metų, bet... Papildomas motyvas lauksiu, stengtis, kad Galbūt. Ir suras, kas geriausiai išpranašavo Klaipėdos ateitį. Jolita, aš klausausi dabar jūsų ir aš taip irgi mintimis, kadangi esu tikrai bendravęs su daug klaipėdiečių ir mintimis jau dedu jūs į tą lentynėlę, kurie sako, kad buvo tas kažkoks laikotarpis labai fainos Klaipėdos. Ir dabar jūs paminėjot, kad buvo kažkoks miestas laisvesnis, kažkoks... Atrodo, dabar mes jau Europos Sąjungos tokiai nesembuvai, bet jau 21 metai. Bet aš girdžiu tokių, arba tai yra nostalgija, arba tai yra toksai gal visai objektyvus konstatavimas, kad tos laisvės lyg ir mažiau. Sutinkat su tuo? Nežinau.
Tikrai nežinau, bet ką aš mąstau, ar ne, kad kiekviena karta turėjo savo Klaipėdą. Aš galvoju, mano tėčio Klaipėda tai buvo Pupelė, buvo toksai Kavabaris, ar ne. Mano mamos Klaipėda buvo su Žuvėdra ir Regata. Mano Klaipėda buvo su Kurpiais, Bontono ir Raminta. Keistai skamba, ne, nes tai pasilinksminimo vietos, taip, bet iš tikrųjų tai buvo energijos traukos vietos. Jeigu paklaustumėt mano brolio, kuris yra sociologas Klaipėdos universitete, jis pasakytų, kur rinkdavosi pankai, net ir todėl jis ir ekskursijas vesdavo, kur dingo Klaipėdos pankai. Ar tik ne Tetraboryje rinkdavosi? Tai, galbūt, Tetraborys nebuvo mano. Šiaip tai kiekvieną kartą atvažiavusi į Klaipėdą, ką aš darau pirmą rytą? Aš apeinu aplink visą senamiestį ir pažiūriu, kas pasikeitė. Ir tikrai stebina tie Klaipėdos dabar fiziniai pokyčiai. Pavyzdžiui, galų gale, ačiū Dievui, Baltijos kino teatras pajudėjo, nes jis užsidegė kažkada per mano gimtadienį, prisimenu, kažkas čia atėjo ir pajuokavo, sako, klausyk, čia kažkas tau fejerverkus suruošė. Bet dabar, ačiū Dievui, pajudėjo. Memelio miestas išjudėjo. Taip, galų gale Memelio miestas, kaip greitai statosi. Pirmą kartą pamačiau šį kartą pilies bokštą. Tai, kad visokių fizinių pokyčių yra daug, bet man toksai pirmas pojūtis buvo labai įdomus, kai aš pamačiau Klaipėdos krantinės, atrestauruotas prieš metus ar du, ar ne? Kai jos tik tai atsidarė. Aš einu ir jaučiu, viskas, tai yra nebe mano miestas, tai yra naujos kartos miestas. Ir aš tada savo kolegos, buvusio Richardo Zulco, klausiu, ar tai man atrodo tik todėl, kad aš išvažiavusi prieš 20 metų ir viskas čia nauja, tiesiog ne mano, čia tik mano vienos toks pojūtis. Ir jis taip įdomiai atsakė, žinai, sako, nors aš dirbau su visais tais projektais pats, bet mano pojūtis irgi lygiai toks pats. Kas dingo? Net nežinau, ta prasme, viskas atrodo gražiau, švariau, bet va tokia kažkokia dvasia, tokia va laisvės, energijos. Ir jeigu manęs paklausumėt, į kurį Klaipėdos periodą, savo Klaipėdos periodą norėčiau grįžti, tai tikriausiai į paskutinį 20-ojo amžiaus dešimtmetį. Va tik po nepriklausomybės. Kažkas tai buvo ore, tiesiog ta kūrybos, va tokios laisvės pojūtis ir kažkokio tai galbūt tai ir buvo gaivališka viskas. Gerai, nebuvo tų materialių dalykų, bet nežinau, man kaip studijavusi filosofiją seniai buvo aišku, kad pasirinkime turėti ar būti, aš visada pasirinksiu būti ir visako kūrimas tai buvo kažkas, aš prisimenu ekonominę blokadą, kai aš dėsčiau studentams logiką, su kažkokia pukinė striukė, su kepurė, pirštinėm, sėdžiam palangės, sukėlusi abi kojas ir dar pakišusi po striukė ir dėstau logiką, ar ne, ir visi lygiai taip pat užsirašinėja. Bet vis tiek, viskas buvo visame tame, netgi buvo žavesys. O aš jau nekalbu apie katedros posėdžius filosofijos, to laiku kaip tik Leonidas Donskis vadovavo ir baigdavosi dažnai pasisėdėjimais pas mano mamą, kuri gyvena Kurpių gatvėje, su gitara, kai Leonidas dainuodavo Bitlų dainas. Tai nežinau, man kažkaip tai buvo, tikrai buvo toks gaivus pavasaris. Dabar Klaipėda daug gražesnė, galbūt fiziškai, galbūt jinai ir turi savo gyvenimą, jaunimą, srovės galbūt, nežinau, čia jūs galėtumėt labiau pasakyti. Aš galiu kalbėti tik tai apie tą Klaipėdą, kuri buvo. Ne todėl, kad tai nostalgija, tiesiog aš kiekvieną kartą sugrįžtu visi kitą Klaipėdą. Va čia ir yra tos emigracijos problema. Man atrodo, kad mes turim kiekvienas asmeninį santykį ir kažkaip jį į lentynėlę sudėliot būtų sunku. Vieni visiškai nemato senamiesčio arba mato senamiestį ir sako, kad jis yra negyvas. Kitas sako, kad aš esu iš tos kategorijos žmonių, kur aš galiu nepaliaujamai vaikščioti po senamiestį, man ten įdomu, aš kiekvieną kartą nuėjęs sakau, velnias, kaip aš iki šiol šitą nepastebėjau. Tai matyt, kad patirtys, požiūris ir visa kita susideda ir tas santykis yra labiausiai asmeninis, ar ne?
Tikriausiai aš irgi visada galiu vaikščioti po senamiestį ir visada vis randu kažką tai naujo. Nors kad tuščias senamiestis jau buvo kalbama ir prieš 20 metų. Man tai tiesiog truputį juokinga, kad tos temos taip ir išlikusios vis. Kad tuščias, kad visi persikėlė į Akropolį ir daromos studijos, kaip sugrąžinti verslą į, reiškia, senamiestį. Toks įspūdis, kad temos nelabai pasikeitė. Panašu, arba jas kažkas labai eskaluoja, nors aš esu ir ironiškai tą pažiūrėjęs, kad Saulė yra geriausia politikė dėl to, kad ji vienintelė sugeba atgaivinti senamiestį. Tas tiesa, nes tikrai, ta nauja linija, pakrantės ar ne, palei Danės, atsidariusios naujos kavinukės, tikrai kažkas tai naujo yra. Daug gyviau negu buvo anksčiau. Nes seniau buvo vieninteliai kurpiai, mano laikais tada buvo užtikrinta vieta. Čia irgi reikėtų, nes mano, kaip pasakyti, jauniausios dienos dar nesiekė, bet reikia matyti vertinti objektyviai. Pasirinkimo prasme mes dabar turim daug geriau. Tai. Ir netgi galima rasti tokių nišinių vietelių. Tai šita pasirinkimo prasme, pasirinkimas, ar ne, filosofija. Tai pasirinkimo prasme mes dabar esame laisvesni žymiai. Dar vienas klausimas man kilo, beklausant jūsų dabar, taip entuziastingai kalbėti apie tos laikus. Man tada būtų įdomu aplamai ir jūsų paklausti, ar ne? Kaip jums atrodo, koks yra pokytis 20 metų? Ta prasme, Klaipėda prieš 20 metų ir Klaipėda dabar. Aš esu, kadangi esu pats rašęs, minint Europos Sąjungos, dabar neprisiminsiu kurią tai sukakti, bet kaip pasikeitė, aš ėmiau atspirties tašką 2004 metus, tai be proto, aš nežinau, tik tais beprotis visiškas gali nepastebėti pokyčių į gerą. Tiek fizinė prasme, tiek, nežinau, vėlgi mes turim savo burbulus, ar ne, mes galim daryti išvadas, kurių kitas burbulas nesupras, bet man atrodo, kad progresas tai buvo padarytas toksai didelis. Ir kaip yra su pokyčiai žmonių galvos, atskiras klausimas, bet čia aš jau nekompetentingas spręsti ir jeigu turiu nuomonę, tai aš pasilaikysiu ją savo šiuo atveju. Gerai, irgi turite teisę. Gerai, grįžtu prie klausimo. Taip. Prie klausimo, aš stebėjau jūs taip entuziastingai pasakoti ir dabar susijau su jūsų dabartinė veikla. Sakoma, yra vėlgi du požiūriai, man atrodo. Vieni sako, kad iš to tokio stygius kartais yra pats didžiausias stimulas kūrybai. Arba kad tik tai stygiuje gimsta šedevrai ir taip toliau. Kiti sako, kad iš džiaugsmo šedevrai gimsta. Nežinau, ar jūsų kūryba inspiruoja kažkokią, tai nežinau, stygius, nebūtinai materialinis. Aš manau, jeigu aš nebūčiau išvažiavusi, jokių romanų nebūtų gimę. Bet čia stygius? Taip. Ir koksai stygius yra. Aš tik dabar suprantu ir taip iš laiko perspektyvos vertinu, kad romanai išgelbėjo mane nuo depresijos, nuo vienatvės, nutiesė tiltus į Lietuvą, atvėrė naujus socialinius kontaktus, nes Vokietijoje aš atvažiavau be kalbos. Tai yra pradžioje pradėjau mokytis kalbą. Namuose mes kalbam angliškai su vyru, su sūnum lietuviškai. Negali spontaniškai pas kažką užeiti kavos, ar ne, arba susitikti, ten turi prieš 2 mėnesius suplanuoti tą kavos gerimą, o gal tada tau nebus nuotaikos. Ordnungas. Ką? Ordnungas. Taip, ta prasme, Vokietijoje čia apie Ordnungą tai yra dar sekantis dalis, kaip jis tenai griuvinėja ir mano vyras vokietis, jisai pradeda Vokietiją vadinti bananų respubliką ir pasakysiu Lietuvoje, kas ir su laiku ir su tvarka dabar daug geriau negu pačioje Vokietijoje, bet čia nesvarbu, nesileidžiam į tos, neliečiam. Ja. Tai stygius šiuo atveju. Aš turėjau susikurti savo paralelinį pasaulį, kad jame gyvent. Tai yra
tarsi kompensuoju socialinio tokio tinklo, kurį turėjau čia, nebuvimą. Nes jeigu paklausumėt, kas man Klaipėda, tai pirmiausia pasakyčiau šeima. Tai yra mano tėvai, mama, tėtis, brolis ir visi klaipėdiečiai, netgi ir užsienyje, kai sutinki lietuvaičius, klausia, iš kur tu. Ir jeigu jau klaipėdietis, tai jau maždaug giminaitis. Ar ne? Ir tas yra labai svarbu ir džiugu. Ir aš esu du skirtingi žmonės Klaipėdoje arba Lietuvoje ir Vokietijoje. Jeigu čia, aš jūs sakot, jūs taip entuziastingai pasakojate, taip, čia aš esu ugnis ir manęs visur būdavo daug. O tenai aš esu pašildyta medūza. Jums galbūt sunku įsivaizduoti, tai yra tokia kažkokia. Galiu būti aktyvi tik tai būtent galbūt rašant, ar ne, nes tokio tam tikro sociumo jis yra, bet tai yra visai kitaip funkcionuojantis. Tikresnė jūs čia? Negaliu pasakyti, kad aš tenai netikra. Tai yra kitas mano modusas, pasakyčiau taip filosofiškai. Tiesiog aš esu kitokia ir matau, kaip vieta įtakoja. Kitos šalis irgi kitaip įtakoja. Pavyzdžiui, jeigu aš būnu Pietų Europoje, ar ne, ir aš grįžtu, ten spalvingai rengiuosi, aš grįžtu į Vokietiją, 2-3 dienas aš dar apsirengiu spalvotai, o paskui juodi ir tamsiai pilki rūbai sušoka ant manęs. Tiesiog atrodo iš spintos paima ir sušoka ir aš vaikštau visą laiką juodai pilka. Ir apie Monjaną net nepagalvos. Ne, kažkaip tai ir galvoju, kodėl taip, tiesiog aš stebiu save, užsiemu savistabą ir man taip juokinga net. Ir su vyru mes kalbėjom Vokietijoje tiesiog per antrą pasaulinį, nuo nacių laikų, moteris visada stengdavosi būti nematomos. Jos taip ir yra išlikęs toks, tiesiog įaugęs į kraują. Nesakykime, tas kaltės jausmas, ar ne? Tik prieš 10 metų mokykloje buvo nustota per pamokas kalbėti, diskutuoti ir turėti tas kaltės pamokos, antrosios kaltės. Nesvarbu, kad tavo proseneliai dalyvavo nacijų judėjime, tu turi jausti kaltę. Todėl Vokietijoje išsikelti savo vėliavą gali tik 2 atvejais. Tai yra per valstybinę šventę, ar ne, ir per futbolą. Daugiau kitais atvejais vokišką vėliavos niekas nekelia ir kadangi prieš tai man teko 5 metus gyventi Danijoje, kur visur tų daniškų vėliavų pilna, per kiekvieną gimtadienį tortai yra daniškom vėliavėlėm papuošti, tai Vokietijai tai yra iš principo neįmanoma. Atleiskite, aš tikrai blogai suformulavau klausimą, paklausdamas, kur esate tikresnė, bet man tai pasirodė, kad žiūrint į jūs vėlgi ir jaučiantis, kad vis dėlto turėtų būti galbūt visai nemažas sukrėtimas žmogui, kuris, kaip jūs sakėte, yra ugnis ir staiga jisai atsiduria kitoje terpėje. Aš visiškai pritariu tam, kad terpė labai veikia žmogaus elgesį ir galbūt daugelį kitų dalykų, taip kaip pažiūros arba netgi, nežinau, filosofija gyvenimo. Tai tik tais dėl to aš paklausiau, bet sunku. Aš neįsižydžiau. Visi klausimai yra normalūs. Taip, bet sunku, kad turėjo būti, ar ne? Tokio būdo esant. Sunku buvo, tikrai nesakau, kad buvo lengva. Ir manau, kad tas vyro klausimas teisingai suformuluotas ir mano priimtas galbūt net ir įsižeidusios sprendimas buvo labai teisingas kelias padaryti. Nes dabar aš puikiai gyvenu, aš puikiai derinu ir tos atvažiavimus į Lietuvą, turiu pasiteisinamą priežastį, nes vyras klausia, ko tu ten važiuoji? Nu kaip, sakau, čia mano darbas pristatyti knygas. Nors jis gal ir mano, kad per dažnai čia važiuoju. Aišku, dar turiu anūkus, bet vis tiek jis sako, mums irgi tavęs reikia, nes sūnui jaunesniam tik tai 16 metų. Ar dabar jau gyventumėt be rašymo? Aš kiekvieną knygą rašau kaip paskutinę. Aš savo pasakau, paskutinė knyga, visi juokiasi iš manęs. Manau, kad bet reiktų kažkokio kitokio projekto. Vis tiek, man norisi vis daryti kažką tai naujo.
Galbūt 13 knyga aš parašiau kartu su kolege Irena Buivydaitė. Kodėl, visi klausia, kodėl taigi pati gali rašyti. Ne, man jau norisi kitų dalykų. Ir mūsų, pavyzdžiui, rašant kartu, pagrindinė užduotis buvo, kaip sakiau, ne parašyti romaną, o nesusipykti. Nes kaip būna, pradeda verslus, draugai ir taip, ir ten prasideda, nes visi nori savo aš taip galvoju. O man norėsi va to bendradarbiavimo, to žaidimo, kuris beje buvo ir savivaldybei. Vat savivaldybei mums buvo leista žaisti. Aš prisimenu Eugenijus Gentvilas, kaip sakė, jūs darykit, ką norit, kol nepadarėt kokios klaidos. Tai mums buvo išlaisvinta fantazija savotiškai. Čia tas Amsterdamas. Taip. Jo, paskui lygiai taip pat su Rimantu Taraškevičiu puikiai darbavomės. Ir buvo mūsų komanda, buvo Ričardas Zulcas, su kuriuo mes kartu studijavome, kartu dirbo ir mano brolis, kuris universitete dirbo, ir mes kartais projektus rašydavom pas ką nors namuose sekmadieniais su vyno raudona taurė. Pavykdavo projektai. Taip, pavykdavo puikiai, gaudavom ES finansavimą, nes mums buvo tai kūryba. Ir kai tu darai tai, kas tau patinka, nebelieka atskirties tarp darbo ir laisvalaikio. Tai viskas yra gyvenimas. Ir vat man taip ir patinka gyventi, daryti tai, kas patinka. Dabar esat visiškai savo rogėse, čia tik patikslinu, nes ir taip akivaizdu. Manyčiau. Rašytojams klausimą dažnai užduoda, kas yra sunkiau, ar pradėti knygą, ar užbaigti ją? Užbaigti tikriausiai. Kodėl? Todėl, kad esi, ypač jeigu kalbam apie romanus, tai yra ilgas procesas. Tu pavargsti. Ir jau ateina toksai pojūtis, kad tu nori greičiau viską užbaigti. Kaip pavyzdžiui, Murakamis, ar ne, kai jis rašo, ką jis daro, jis tada keliasi 5 ryto kiekvieną dieną ir po 5 valandų rašymo arba bėga 10 kilometrų arba plaukia kilometrą. Ir jis sako, kad pats rašymas galų gale yra ir fiziškai sunkus procesas, nes tu turi tą išgyventi. Tai vat, kai tu ilgai gyveni tame, ar ne, paskui norisi baigti. Ir kartais būna, kad taip nukerti tą pabaigą. Arba turi pasirinkimo momentą. Žinai, jeigu dramatišką pabaigą nori pasirinkti, kai kas literatūriniam kūriniui tai yra geriau. Bet kadangi esu pasirinkus populiariosios literatūros žanrą, man norisi palikti tą šviesą ir viltį, kad žmogus perskaitęs, kad vis tiek turėtų tą šviesos ir vilties pojūtį. Tada jau atrodo literatūriškai gal ir ne taip stiprus kūrinys, bet, sakykime, moteriams, kurie žiūri į skaitymą kaip į terapiją, tai yra pats geriausias variantas. Dar vienas, nežinau, gal skamba formaliai, bet knygos panaudojimo būdas, terapija. Taip, visiškai. Leidybos procesas baigtas, knyga šviežia ant stalo, jūs ją perskaitote, aišku, dar kartą. Jau knygą turi. Ne, o kam? Aš jau tiek ilgai su ją gyvenau, kaip vaikas. Kaip nulupta pažįstama. Ne, nes kartais senus tekstus skaitau, o čia aš parašiau taip protingai. Sutinku, būna taip, kažkas man buvo užėję, paskaičiau pirmus savo sklepsnius Vakarų Eksprese, tai sakiau, čia ne aš. Bet net jeigu ir neperskaitot, ar būna taip, kad jau išleidus knygą, apima tas jausmas, kad ne viską pasakėt? Taip visada gali rašyti sekančią knygą ir pasakyti. Čiagi viskas priklauso nuo požiūrio, ar ne? Man tai knyga gimsta, kai aš pamatau viršelį. Ir aš labai džiaugiuosi, kad šios knygos viršelis tai yra mano tėčio paveikslo fragmentas. Ir buvo, kai mano 3 knyga buvo Sveikulys, aš prisimenu, mes Giruliuose pristatinėjom, buvo jo paroda ir mano 3 knygos pristatymas. Ir tada Birutė Skaisgirienė vedė vakarą, jinai taip gražiai tėčio paklausė mano. Sako, o kas dukroje jūs labiausiai žavi? Aš, aišku, taip atsisėdau ir klausausi ausis ištempusi, kasgi ta tėtė manyje žavi. Ir jis sako, valia pasiekti tikslą. Tai valia pasiekti tikslą, tai buvo tas rašymas ir paskui aš kažkaip prisiminiau tą mūsų pristatymą su tėčiu ir galvojau, tikrai noriu, kad knyga
puoštų jo paveikslo fragmentas. Už tą pastebėjimą. Ką? Nu, ne už tą pastebėjimą, tiesiog man gražu šeimą pajungti į kūrybinį procesą. Bendras darbas. Jolita, paskutiniai 2 klausimai. Pirmas, jeigu reikėtų įvardinti vieną dalyką, ko pasiilgstat labiausiai iš Klaipėdos? Iš Klaipėdos, nu, šeimos ir jūros artumo. Nes kai būnu vasarą, tai keliuosi į Smiltynę ir maudosi. Hamburgas yra 100 kilometrų nuo Baltijos jūro, tai lietuviško pajūrio. Ok, ir paskutinis visiškai klausimas, kurį užduodam kiekvienam mūsų svečiui. Tai ilgai negalvojant, pasakykit, ko jūs palinkėtumėt Klaipėdai? Klaipėdai palinkėčiau ją mylinčių žmonių. Kūrybingų, drąsių. Klaipėdai nereikia lygiuotis į nieką, nei į Kopenhagą, nei į Liepoją, nei į Amsterdamą. Reikia tiesiog būti savimi. Žmonėms reikia kurti miestą tokį, kuriame būtų malonu gyventi. Ačiū, Jolita, už palinkėjimą, ačiū, kad atėjot, ačiū už tą energiją. Ačiū už viską. Prašau. O mes savo žiūrovom taip pat dėkojame ir primename, kad visas tinklalaidės Laikas Klaipėdai įrašus galite rasti Vakarų Ekspreso YouTube kanale. Kas nenori praleisti naujausių įrašų, galite prenumeruoti kanalą. Ačiū Jums dar kartą ir iki kitų pasimatymų.